sveikas, aplink spalvom medžius, rugsėjį sveikint laikas, tartėm skirtus žodžius. Ir vėl priartėjo rugsėjo 1, takeliais vėl bėga vaikystė šviesi, vaikai lyg žiedai, mūsų gimtinės pastogiai, kur žemė gražiausia, kur duona skalsi. Ruduo spalvų aruodas, rugsėjo 1 šaukia, vaikų džiaugsmingą juoką, toj vesi klasė jaukiai. Nužydėjo, nužaliavo, nuauksavo metai. Vėliai stovim ties nauja riba, prieš akis lyg neprirašyti lapai. Rūpesčių naktis, ilga darbų diena, atsidūstame ir keliamės į žygį. Svajonė, viltim ir meilė nešini. Labas rytas visiems. Gamta grėsminga, griaunanti, bet ir pamokanti. Mes turbūt mokytojai ir tėveliai galvojam, ko reikia, kad vaikas pakiltų, kad įgytų sparnus ir jos skrydis turėtų kryptį, prasmę ir tikslą. Čia ir patariu pirmiausia pažvelgti į gamtą. Ar stebėjome skruzdes, besidarbuojančias skruzdėlynę, kurios stato savo namą, savo valstybę, jų darbas prasmingas. Ar matėme biteles, kurios renka nektarą, lipdo korius, brandina medų, jų darbas taip pat prasmingas. O kaip gervės trikampių lekia, viena kryptimi lekia į tikslą, taip kaip ir čiurlenantis upelis turi savo vagą. Niekas gamtoje, netgi akmuo, neegzistuoja šiaip savo. Nes bet koks stabtelėjimas reiškia irimo pradžią. Ir netikėjimas ateitim taipogi reiškia pražūtį. Tad mes linkime mokiniams pažvelgti į gamtą. Pasvajokime, juk jūs būsimi vadybininkai, statybininkai, gydytojai ir mokytojai. O galbūt jūs kursite nuostabią muziką, tapysite gražius paveikslus, kursite nepakartojamas eiles. Ir mokytojams, ir tėveliams norisi tuo tikėti. Ir mes tikime jumis. Jūs visi skirtingi, jūs visi talentingi, kupini jaunatviško entuziazmo, bet leiskite mums, mokytojams, parodyti tą kryptį, padėti jums susiorientuoti ir turbūt įvardyti tą tikslą savame gyvenime. Nežiūrint, kad jūs jauni, jūs vienyje vienas bendras laukimas. Kokiagi bus toji ateitis? Mes ir mokytojai, ir tėveliai tikrai norime matyti jūs jaučiančius gamtą, pastebinčius ir gėlelę, ir medį, ir paukštelį. Todėl tikėkime vieni kitais, įsiklausykime, padėkime, būkime partneriai vieni kitiems, neskriauskime vieni kitų ir sėkmė tikrai mus aplankys. Todėl linkiu sėkmės šiais naujais mokslo metais ir jau nuo rytojaus mes susitiksim pamokose, būrelių užsiėmimuose, netradicinio ugdymo užsiėmimuose. Linkiu, kad jūs mylėtumėt savo namus, savo artimus, savo miestą ir savo gimtą kraštą. Sėkmės visiems.
Dabar norėčiau pasidžiaugti, kad mūsų mokyklos mokinių būrį papildė 26 pirmokai. Jie visi susirinks į vieną klasę. Jų klasė bus labai didelė, kaip girdime. Ir be abejo visiems įdomu, dar šįryt suskaičiavau visus mokinius, kuriuos mes ugdysime. Mūsų mokykloje nuo šiandien 416 mokinių. Tai štai, išleidome 44 dešimtokus ir sutinkame 26 pirmokus. Todėl kviečiu jų mokytoją, gerbiamą Giedrę Grigaitienę, su savo mažyliais, mažiausiais. Įteiksiu aš jum visai klasiai paselius, dovanojamus Lietuvos Respublikos, ir žodis jums. Gėlėms sumirgėjo rugsėjo 1, naujų mokslo metų 1 diena. Mokyklos varpelis tuojau suskambės, tai 1 klasę mane pasikvies. Čia mano draugai, čia knygos ir juokas. Sveika mokykla, aš tavo pirmokas. Diana Juozomaitė, kviečiame. Labas rytas. Tėvelių vardu norėčiau pasveikinti šios mokyklos direktorį, mokytojus, mokinius su rugsėjo 1. Tokią gražią dieną norisi tikėti, kad pavyks mums šiais metais puikiai sutarti bei bendradarbiauti. Linkiu visiems darbingų, šviesių bei prasmingų mokslo metų. Sėkmės. Ačiū.